Tai žiūrėsim. Iš tavęs jau paėmė visą interviu apie Teresę. Bet aš susimoviau, pamiršau visus karalius ir visas istorijas, bet kažką papasakojau. Pamiršau, kažkoks karalius, kažkokia princesė, Teresė buvo vardu. Ir jų vestuvių proga, pirmą kartą buvo čia padaryta šventė ir nuo to laiko prasidėjo visa istorija. Bitte nicht applaudieren, ganz rückbleiben. Ganz rückbleiben. Oh, die Nummer 2. Oh, das kommt rechts aus meiner. Nummer 2. Kažkaip vat ir yra, kad įleido tik tais į tą šventę tik vietinius alaus gamintojus, aplinkinius. Aha. 1516 metais priimamas Reinheitsgebot, grynumo įstatymas. Jame nurodyta alų virti tik iš vandens, miežių ir apinių. Tas pats įstatymas nustatė alaus kainą, priklausomai nuo metų laiko ir alaus rūšies. Apribojo smuklininkų pelną, numatė konfiskavimą už negryno alaus virimą. Reinheitsgebot siekė sumažinti kviečių ir rugių naudojimą, mat pastarieji buvo skirti duonos kepėjams, o taip pat saugojo rinką nuo įvežtinių produktų, kuriuos naudojo alaus gamintojai. Ir nuo to laiko yra tik tais nubrėžta riba aplink Miuncheną, iš kur gali būti šitas alus. Tai prasme, kiti aludariai negali atvažiuoti. Negali jokių būdų patekti, čia jau per amžius. Senovinė ten su arkliais, su vyrai pasipuošę su tom hozėm, su tais dindlais, su muzika jau ta tokia. Hofbräuhausas tai yra dvaro darykla ir yra tokia mintis, kad pirmiausia per Oktoberfestą leido šitai daryklai savo alų pateikti piliečiams. Čia buvo Nijolės komentaras. Versija. Labai graži istorija, patikrinti. Bavarijos statulos atidengimas buvo planuotas per 1850 metų Oktoberfest, 25-aisiais Liudviko I valdymo metais. Tačiau tuo metu Liudvikas jau buvo perleidęs savo regaliją sūnui Maksimilian II. Ir prieš surengiant iškilmes, kuriuose turėjo dalyvauti sosto atsisakęs karalius, pirmiausia reikėjo pasirūpinti, kad šis įvykis nebūtų interpretuojamas kaip demonstracija prieš valdantį monarchą Maksimilian II. Spalio 9 dienos atidarymo šventė virto duoklę sosto atsisakiusiam karaliui. Menininkai, kuriuos karalius savo valdymo metais labai rėmė ir teikė daug užsakymų, ypač pagerbė Liudviką I ir išsakė, cituoju, dėkingumą ir pagirimą dabartiniam ir būsimiems laikams. Bavarijos bronzinis ąžuolo lapų vainikas ypač priklauso karaliui Liudvikui I, menų globėjui. Šitokio meno Naglis irgi norėtų į savo kambarį. Ne. Ne? Ne. O ko norėtum? Bam. 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 Bam.
kelias į Deutsches Museum. Eisim čia mokslo pasiekimų žiūrėti. Va, aplankėme labai greitai muziejų, nes parašyta 1,5 valandos reikia laukti eilėje. Visaip stengiamės, bet visą šitą ekskursiją pagreitinome. Ir dabar visa mūsų kompanija smagiai keliauja į Marienplatzą ir žiūrėsim į senamiesčių grožėsimės. Prašau parodyti, kaip bus užkeltas dviratis. Atvažiuoju su dvirka. Lipu. Taip. Tikrai taip. Poemu. Ir įvažiuoja. Ir tada dviratukai stovi maždaug va šitaip. Gerai, gerai. O, ir nebeatsidaro. Gerai. Reikia įgūsti dar kelis kartus, bet nieko. Labai greiti. Muziejus staigiai apžiūrėjom, dabar čia alaus Ainger staigiai išgėrėm. Praktiškai užtrukom vos tokias 3 minutės. Dabar eisim ką nors kitą greitai daryti. Labai graži. Toks keistesnis sprendimas, kai langai pakreipti ėjimo kryptimi. Allianz Arena. Bayerno Müncheno stadionas. Žolytė. Tobula aikštelė. Aš nežinau, kodėl man aikštė atrodo maža. Nors aš žinau, kad taip nėra. Bet gal pačio stadiono dydis padaro, kad aikštė mažesnė atrodytų, ar kas, aš nežinau. Wow. Wow, tikrai. Ir tikrai daugam girdėtas pavardės yra. Kaip pavyzdžiui, Gerdas Mülleris, Franz Beckenbauer, Matausas, Lotaras, Oliver Kahnas, vienas iš geriausių vartininkų istorijai, Philipp Lamas irgi, bei Bastian Schweinsteigeris. Aš manau, dar į šitą turėtų būti įdėtas Neueris, kuris, aišku, vis dar žaidžia, vis dar yra šitam klube. Čia yra 2 metai, 2 sezonai, kurie yra vieni iš sėkmingiausių Bayerno istorijoje. Tai šitie metai buvo tikrai patys sėkmingiausi, net per vieną sezoną sugebėjo laimėti 5 turnyrus. Atsiprašau, 6 turnyrus. Visą stadioną tikrai vertinu labai gerai. Labai džiaugiuosi. Vertėja. Tikrai linksmas, fainas, didelis. Labai patiko. Dedu liuksą. Čia vienas keliautojas, antras keliautojas. Išsirinkau savo gražiausią. Kol kas čia yra mano favoritas. Roko ir Naglio gražiausias dizainas. Man irgi fotkė. Nu ir kaip tau sėdisi? Kaip ant puoduko? Ką? Gerai? Čia man tai toksai detalių kratinys truputėlį. Nu, čia tai bent gražu. Kažkokia žvaigždutė. O čia tai kratinys. Aš kaip įsivaizduoju. Naglis įsikirtinėja į 12 cilindrų kažkokį tai lėktuvo variklį. Įsikirtai? Čia. Man čia reikia selfio, nes labai gali tikti šitas šalikas prie. Taip.
Man müsste motorisiert sein, um mit dem Tempo unserer Zeit. Šeštojo dešimtmečio viduryje BMW buvo ant bankroto slenksčio. Motociklų gamyba mažėjo. Prabangių automobilių, tokių kaip 503 ir 507, gamyba buvo tokia brangi, kad BMW patyrė didelių nuostolių. Svarbiausias prioritetas buvo pradėti gaminti automobilį, kuris iš karto uždirbtų pinigų. Ir tokį sprendimą BMW rado 1954 metais Turino automobilių parodoje. Italijos šaldytuvų ir mini automobilių gamintojo ISO Rivolta stende stovėjo triratis automobilis su į šaldytuvą panašiomis didžiulėmis durelėmis priekyje. BMW delegacija įsigijo ISETA gamybos licenzijavimo teises ir jau kitais metais išleido pirmą modelį. Riedantis kiaušinis arba Das rollende Ei tapo labai reikalingų bestsellerių, kainuojančių vos 2550 Vokietijos markių ir kuri galėjo leisti sau įsigyti daugumą žmonių. Und alle Wunschträume Wirklichkeit werden zu lassen. Schön ist es, man glaubt es kaum. Es fand Erfüllung, dieser Traum. Ja, alle diese Wunschträume haben Erfüllung gefunden. Erfüllung in der BMW Isetta. Papiere bitte. Ihre Papiere. Sie können weiterfahren. Fahren Sie weiter. Heute Ihre Ausreise